Klausau. Labas, Milda. Labas. Ką darai? Ką darau? Nieko, televizorių žiūriu. Grįžai jau? Jo. Kada spėjai grįžti? O tai kas čia skambina? Kas skambina? Marijus skambina. Marijus? Nebijok, neveselis. Nepažįstu aš tokią. Nu tai kas, ką nepažįsti. Čia irgi tavęs labai gerai nepažįstu, bet visada įmanoma susipažinti, ar ne? O tu klausyk, kokiam mieste dabar esi? Vilniui. Vilniui? O šiaip tu iš Radviliškio, ar ne? Taip. Geras. Tai kaip sekėsi Italijai? Kas čia taip gerai, viską apie mane žino, man įdomu. Aš viską žinau. Nu kaip, ne viską, tiesiog žinau, kad tu studijuoji Vilniuje ir kad, iš Radviliškio ir kad buvo Italijoje daugiau, tai ir esu matęs tavo nuotrauką. Ai, tai... Kur žiauriai karšta. Tai vat, o klausyk, o kada žadi vėl išvažiuoti? Kaip sakai? Kada žadi vėl išvažiuoti? Ta prasme, kur? Į Italiją ar kur nors? Tai nežinau, dar nieko negalvoju. O tai tu ką ten veikiai? Modeliavai gal? Ne, atostogavau tiesiog. Atostogavai, ar ne? Taip. Supratau, klausyk. Šiaip tai pagal tavo duomenis galėtum būti kokie, nežinau. Kokie? Nu. Gražuolė. Tikrai. Klausyk, tokia faina mergaitė ir dienas vakarus leidai prie teliko, kas čia per nesąmonę. Tai ne viena. Tik nesakai, kad vaikinas šalia. Ne, su draugėm. Klausyk, aš irgi su draugas. Jūs tai, pasilabėk su Mildutė. Mildutė, kas čia per Mildutė? Čia tavo... Pasakojau. Labas, Mildutė. Labas. Daug apie tave girdėjau aš. Eik tu savo. Ką veikiat? Nieko, žiūrim televizorių. O gal norit mes galim kino atsivežti? Tai kad jau per vėlum. Nu tai dabar tik tai 10, kol mes kiną pažiūrėsim bus 12 ir šiaušim. Ne, kad aš nelabai žinau iš tikrųjų, su kuo čia ir važiuočiau. Tai mes atvažiuotumėm, nereikėtų niekur važiuoti. Ne, ta prasme su žmonėm kokiais. Ai, tu galvoji, kad mes kažkokie bad boys? Nu, ką? Mes, žinok, esam ištvirkę, bet neiškrypę, tai gal čia bus lengviau tada apsispręsti. Ai, matai, kaip... Klausyk, jeigu tu interneto turi dabar? Dabar tai ne. Galėtum pažiūrėti mūsų profilius, mes esam kaip tik dviesi nusifotkinę, pasakyčiau, kur. Nu, bet tai nenori. Chipandales.com. Ai, matai, kaip... Jokaujais. Gerai, tada varom į filmą. O tai klausyk, tai tau taip išvaizda svarbi. Jokauji. Ne, nu tai pasakyk, tada kitą dieną pažiūrėsiu, kas čia per gerbėjai. Nu, negalvoju, kad mes esam tavo gerbėjai. Nu. Tiesiog, ką žinau, man tu patikai, Rolas dar, aišku, tavo draugis nematė, gal ta prasme. Ne aligatorius tavo draugė? Nelabai. Fazanėlis gal? Kas? Gulbė? Panašiai. Stručiukas koks. Net širdį suspaudė. Ta prasme, suspaudė dėl ko. Kažkaip čia nežinau. Gulbė, sakai? Gulbė. Galima paklausti, kokiais tikslais čia. O koks tavo ūgis, sakyk man? O galėjai mano klausimą atsakyti? Jo, sakyk, užduok greitai ir tada atsakyk man, koks tavo ūgis. Nu, tai sakiau, kokiais tikslais čia paskambinai. Labai noriu su tavim kiną, ne, aš ne su tavim, jisai nori su tavim kiną. Aš Marijus, ten Justas. Justas galėtų su tavo tuo aligatoriu bendrauti. Gulbė, sakė Gulbė. Tai kad nevaryk dievai medį. Atsiprašau. Man svarbu Mildutė. Daugiau man nieks nesvarbu, supranti? Ir viskas. Jeigu Milda yra, viskas galim važiuoti. Jeigu nėra, tai galim ir nevažiuoti. Tai vat. Oi, Milda, girdi čia. Girdėjai? Taip. Tai, o Milda, tu man atsakysi dabar klausimą. Koks tavo ūgis? Mano ūgis nedidelis. 1,50 m yra? Metras kokį 38. Nu, nejuokauk. Mes matėm tavo nuotrauką. Gerai, metras. Nu, tai jeigu matė, tai... Tai kiek? Tai kaip pagal nuotrauką atsakysi? Nu, gerai, 74. Tai tu mane kenė. Tai tu gazelė, o tavo draugė irgi gazelė? Ar stirnaitė tavo draugė? Nu, kaip čia pasakys. Koks jos ūgis? Panašiai irgi kaip ir mano. Bet kai jinai eina, tai nekliuksi pilvas, ne? Šiek tiek. Nemetai į priekį. Taip švelniai kliuksi, ar ne? Jo, bet nekrenta labai, sakau, į akis. Super. Miestie laukinis šunis. O kas krenta į akis? Yra kas nors, kas krenta į akis pas tavo draugę? Kas aukščiau. Super. O kaip pas tave, Mildut?
Pas mane normaliai. viskas Tai vyksta. mes atvarom tada su filmu, pažiūrėsim, pagulėsim. O kas pusryčius? Kas pusryčius? Aš gamina? pusryčius darysiu. Tu? Taip, jeigu mergos indus plaus. O Milda, tau rytoj kažkas yra, kažkur reikia varyti? Jo, paskaitos. Dabar jau jo. Jau prasideda. Žiūrėk, tai nori dar vis mus pažiūrėti, kur mes ten esame. Nu, gal ir Atsimink, norėčiau. užsirašyk W, 3W taškas. W, tada Z pirma raidė, tada I, tada P. Žitas. Labas. 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 Taip, radistai čia su tavim. Mes žinok šiaip pajokaut paskaminom tau. Jau. Kaip tavo kelionė? Normaliai. O ką ten važiavai šiaip, tipo, sightseeing daryti ir ką tu ten darai? Ką dariau? Kaip gali pasakyti? Pasivaikščioti ten nuvažiavai? Jo. Ne, tiesiog paatostogauti važiavau. Su kuo? Su šeima. Ir kiek laiko buvai? 3 savaitės. Slidinėjai? Jo. Turėjai meilės nuotykių? Nu, kaip čia pasakė. Su gražiu italu? Italus, žinai, Ar blemba. su gražia italė? Jo. Ane? Tai jo, dir. O tai... Atsidavė jam? Ne, baigtas. Va. Tai tarp jūsų dar nėra meilės? Tai kokia tu lietuvaitė, jeigu tu neatsidavai? Tai va, tas ir yra, kad tikrai lietuvaitė. Nesam, tai tu gal ne blondinė? Ne. Tai matai, dėl to ir neatsidavė iš karto. Ok, tai Mildutė, gero jums vakaro, gaila, kad nepriimat mūsų filmų žiūrėti. Nu, tikrai. Jo. Tai negalim atvažiuoti? Nu, gal nelabai šį vakarą. Nu, kodėl? Nu, balda, nu, prašau. Ok, gerą vakarą, te. Iki. Iki. Čiūs.